Sveiki mano kanalo stebėtojai ir prenumeratoriai. Aš jūsų dėmesį siūlau porceliano servizą arbatos. Tai yra, kaip sakyti, sovietinio periodo Ukrainos Polonės porceliano fabriko servizas. Toks buvo irgi garsus Ukrainos sovietmečio Polonės fabrikas. Tai kažkur 80-ieji metai. Servizas vadinasi Serenada. O autorius Zinaida Oleksenko. Čia naudojama juodoji glazūra, kuri pirmą kartą buvo panaudota visoje Tarybų Sąjungoje šitame fabrike, ir ant šio servizo juodoji glazūra. Čia ne kobaltas, bet juodoji glazūra. Šis servizas Monrealyje parodoje dalyvavo. Ir kaip sakyti, kiek buvo ten nuvežta tų vienetų šio servizo, buvo greitai viskas išgraibstyta. Tiesiog labai visiems patiko tuo metu. Buvo toks ažiotažas. Tai va, mėlyje, tokia serenada va yra. Nepakartojama. Visi piešinukai yra rankų darbo. Kamera nelabai perduos tą visą grožį. Tai yra visi vienetai ant kojukių ir puodeliai ir visi tie kavinukai. Ir fabriko kleimas yra tik tai ant padėklo, nes tokių technologijų tos kojytės, kaip sakyt, dar va šičiut matosi, kad čia dėtas tas štampelis, bet vos ten įsitalpina. Tokios gausiai pauksuotos rankenėlės. Tuo metu buvo naudojama tikras specialus auksas, tam tikras procentas tikro aukso. Labai įspūdingas, natūroje labai gražu ir neina perduoti to grožio. Jums, mėlyje, į sudėtybą įeina du tokie arbatinukai, vienas didesnis, kits mažesnis. Štai tokie dangteliai paraityti, gražus. Gražus ir paraityti štai kraštai šlaitai arbatinukų. Matosi, va tokie yra iškilimai netgi tų aukso žieduose. Nu, tokia porceliano pasaka, juodoji pasaka. Taip neįprastai žiūrisi juodas, bet labai egzotinis, toksai kaip daug kas mėgsta gotiką madoje, rūbuose ir visame buityje. Interjere juoda spalva, tai šis servizas labai puikiai tiktų. Matomai, ponė, kuri įsigėjo šį servizą ir prijaučia tai tokiai madai. Šis servizas šiandien iškeliauja į Ukmergę. Rado savo naują šeimininkę. Tai labai džiugu. Iš pradžių aš norėjau savo pasilikti, bet pasidžiaugiau kokius 6 metus šiuo servizu ir užtenka, šį parduoda. Nes labai yra kolekcijų daug indų, daug servizų, daug statulėlių. Ir juos palaipsniui realizuoju, parduodu. Visko neįmanoma sukaupti, turėti. Buvo idėja atidaryti porceliano muziejų Lietuvoje, Marijampolėje, bet neradau partnerių.
šiam reikalui. Buvo ieškota visur, siūlyta pasiturintiem Lietuvos verslo vyram, bet niekas nesureagavo, niekam neįdomu. Tai labai gaila, kad dabar tenka su visom šiom kolekcijom atsisveikinti. Bet ką darysi? Štai ir mūsų įspūdingas padėklas. Šiaip aš turiu šio servizo 2 variantus. Šį yra arbatos, dar turiu ir kavos. Tai ten yra kvadratinis padėklas, čia yra ovalus. Štai žiūrėkite, kaip dar tie lapeliai yra čiut ir spalvoti, ten mainosi tos spalvytės. Čia viskas mainosi, persilieja tos spalvos. Ir labai labai įspūdinga. Štai yra kleimas šių fabriko Polonijos. Tokia peiraigdukė. Čia 80, kaip sakau, metai. Reikia atsargiai dabar jų naudotis, nes, kaip sakyti, jau pinigai sumokėti, jis bus pakuojamas po šios fotosesijos ir keliaus, kaip minėjau, į Ukmergę. Tai reikia atsargiai, kad nesudaužyti, nepažeisti. Šis fabrikas Polonijos sovietmečių gamino visokių daug unikalių servizų ir daug statulėlių. Net yra ir muziejus. Labai būtų įdomu patekti į tą muziejų fabriko, kad ir fabrikas uždarytas, bet muziejus tame mieste yra Polonija. Bet šiuo metu, kaip žinote, Ukrainoje vyksta karas ir tikiuosi, kad visos tos muziejinės vertybės yra saugios ir išsaugotos bus iki taikos. Ir kai bus priešas nugalėtas, būtinai nuvyksiu į Ukrainos muziejus porceliano. Tai va, mėly, įvertinkite, komentuokite šį servizą. Gal kas ir turite tokį, tai būtų malonu, kad parašytumėt. Tai ačiū visiems labai už dėmesį. Iki kitų malonių susitikimų. Iki.